Vienintelė gera laida, kuri yra per televiziją, tai žinot, kas yra farai. Tai viena seniausių, viena žiūrimiausių ir viena labiausiai į Lietuvos popkultūros pasaulį prasiskverbusių laidų. O, draugelė, esam. Taip, priviet kentam. Todėl atėjo laikas atverti užuolaidas ir išsiaiškinti viską apie šią legendinę laidą. Ne vien apžvelgsime įsimintiniausius farų siužetus, bet ir pasinersime į detalės giliau nei bet kada. Per 3 Vestro kanalo epizodus aptarsime visas į farus papuolusias Lietuvos žvaigždes, visus laidoje išgarsėjusius policijos pareigūnus ir be abejo kiekvieną legendinį farų veikėją. Išgirsime jų patirtis iš pirmų lūpų, apžvelgsime dar neregėtus laidos fragmentus ir taip sezonas po sezono keliausime faro ir net visos mūsų šalies likimo keliais, kupinais netikėtų įvykių, skandalų ir net žiauriausių tragedijų. Kad surinkčiau visą šitą informaciją, turėjau įdėti 100 valandų darbo, bet buvo verta. Tai Vestro dokumentinė trilogija, kurios praleisti nenorėsite. Įtariamieji yra nekalti, kol teismas neįrodė jų kaltės. Nors laida Farai jau skaičiuoja virš 20 metų eterio, tai toli gražu nėra pirmoji lietuviška laida apžvelgianti policijos pareigūnų darbą. Mūsų istorija prasideda, kai televizijos pasaulis dar buvo juodai baltas. 1973 metai. Ir šitas bičas Leonidas Brežnevas kontroliuoja nemažą pasaulio plotą, kartu ir Baltijos šalis. O mūsų respublika tai yra tik maža dalis didžiosios Sovietų sąjungos, kur nėra alkoholikų, narkomanų ir sekso. Bet tokių dalykų ir nereikia, nes vis daugiau Tarybų sąjungos gyventojų gali pramogauti įsijungdami Afigieną, šviežiai Kauno radijo gamykloje sukonstruotą, mažagabaritinį, nešiojamą, nespalvoto vaizdo televizorių Šilelis 401D, bei pasimėgauti geriausiamis tuo metu televizijos laidomis, kaip socialistinio lenktyniavimo dienoraštis, Panorama ar Darbo našumas. Jau greit 4 amžiaus dirba kiolininkė Elžbieta Bičkūnienė. Jos triūsas buvo įvertintas aukšto apdovanojimu Lenino ordinu. Su ja lenktyniauja Kazimiera Čepaitinė. Abi šiais metais pasižadėjo išauginti iš kiekvienos paršavedės po 23 paršelius. Tačiau tais pačiais metais rinką sudrebino ir pirmoji laida apie teisėsaugos veiklą pavadinimu Žmogus, visuomenė, įstatymas. Bet ši laida nebuvo būtent apie policijos darbą, o daugiau apie teisės žinias, rezonansinės bylas ir panašiai. Tačiau visai netrukus, maždaug už poros metų, pasirodė antroji teisėsaugos laida ir šioje jau galėjai pamatyti policijos, tiksliau milicijos darbo ypatumus. O kas įdomiausia, ši prieš beveik 50 metų sukurta laida vis dar yra rodoma televizorių ekranuose iki pat šių dienų. Laida Keliai, mašinos, žmonės. Pačioje laidos pradžioje, panašiai kaip ir šiomis dienomis, buvo rengiami reportažai apie išsiaiškintus įvairius nusikaltimus, nelaimės, aplaidumo atvejus ir panašiai. Laida greitai išpopuliarėjo ir buvo viena žiūrimiausių. Aš niekur negeriau, darbe biškį truputį išgeriau ir važiavau namo. Mane sustabdė, ir sustojau ir viskas. Bet jūs turbūt žinojot, kad po to reikės vairuoti traktorių, juk negalite. Žinojau. Su kuo jūs gerėt? Gal draugus tuos prisimenat? Žinai, aš nepažįstu tų draugų. Šita ištrauka turbūt yra žinomiausias laidos fragmentas ir vienas anksčiausių, jei ne pats anksčiausias lietuviškas YouTube viral video, įkeltas dar 2006 metais, maždaug 1,5 metų po pačios platformos atsiradimo. Ir tas faktas, kad 79 metų laidos iškarpa sugeba pritraukti dėmesį jau interneto laikais, kai video turinio kiekis išaugęs eksponentiškai, nekelia abejonių, kad sovietmečiu tai buvo išties išskirtinis turinys ir paaiškino, kodėl ši laida buvo tokia žiūrima. Bet dabar prasukam laiką šiek tiek į priekį. Ladies and gentlemen, taip Lietuva, savo amžiaus 800-metį bebaigianti Europos valstybė, vėl pasirodo kaip mitų paukštis Feniksas, dar kartą gimusi iš savo pačios pelenų. Viskas buvo, bet ne taip, ir dabar jau išeinu aš. Laikimas spręs, gal tas aš, bet kartu jau mes nebūsim. 90-ieji jau čia ir Lietuva pagaliau turi suverenitetą. O televizijos ekranuose jau puikuojasi dar viena laida apžvelgianti policijos pareigūnų darbą pavadinimu 01, 02, 03. Aš irgi retkarčiais pasižiūriu laidą 01, 02,
03. Ši laida savo metu irgi buvo labai populiari, bet tiek keliai mašinos žmonės, tiek 01, 02, 03 buvo daugiau nukreiptos į eismą bei eismo dalyvius ir pagrinde palietė to meto tabų temas kaip važiavimas su užsegtu diržu ar netgi vairavimas blaivam. Tačiau specifiškai policijos pareigūnų kasdienybę fiksuojančios laidos Lietuvoje dar nebuvo. Bet viskas netrukus kardinaliai pasikeis. 90-ieji prabėgo ir pasaulis žengė į naująjį tūkstantmetį. Artėjant 12 sostinės centras vis labiau panašėjo į karo lauką. Netverdami iš džiaugsmo, kad artėja 21 amžius, susirinkusieji dalyjosi džiaugsmu ir petardomis. Su šventė, ponia! Aha! Kaip šventės, kaip atliaudės? Liuksas! Gerai? Thank you very much. Конечно, ну. Все класс. Jie išdykauja, jie netiki meilėm nieko. Tik tai taip. O reikia tik tikro meilė. Yra viskas taip gerai, kad geriau nebūna tikrai. Iš vidaus šilda, nebereikia. Kas? Džiaugsmas, laimė, suprantat, naujas tūkstantmetis, viskas gerai. 2001 metais Baltijos televizijos kanale Lietuvos žmonės pirmą sykį gavo progą iš labai arti pamatyti policijos pareigūnų darbą laidoje Farai. Bet pirmojo sezono epizodai buvo kitokie nei šių dienų laida. Pirmi mėnesiai buvo be komentarų, bet tada sako, moterys nesupranta, apie ką čia eina ta laida, reikia moterims komentarų. Na ir gerai, tada moterims komentarų. Ir nors motivacija pridėti įgarsintoje turi neblogą žiupsnelį seksizmo, apsimeskim, kad nieko negirdėjom ir judam toliau. Nes dėka šito pakeitimo mūsų ausis buvo apdovanotos tuo gerai pažįstamu sodriu užkadrės balsu. Ir tas balsas yra Kaunas, vakaras 23 valanda. Apie įgarsintoją dar pakalbėsim, bet pirmą aptariam Farų laidos debiutą. Nors tų pačių seniausių epizodų iš Baltijos televizijos rasti nepavyko, yra išlikusios informacijos, kad laidos startas buvo išties skandalingas. Šitame šaltinyje yra minima, kad tuometinėje laidoje buvo parodytas šokiruojantis siužetas apie policijos nuovadoje nufilmuotą moterį. Ta siužetą išvydusi kita moteris nusprendė kreiptis į atitinkamas institucijas, piktindamasi, kad per televiziją buvo rodoma nuoga, jos nuomonė, psichiškai nesveika moteris, iš kurios šaipėsi policininkai bei filmavimo grupės nariai. O po detalesnio tyrimo žurnalistų ir leidėjų etikos komisija nusprendė, kad laidos Farai autoriai pažeidė žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 20 ir 21 straipsnius apibendrintai ginančius žmogaus teisės ir orumą. Ir nors laidos startas neapsiėjo be nesklandumų, šito pirmojo skandalo pasekmės Farų kūrėjams buvo labai menkos, palyginus su tai, kas jų lauks ateityje. Laidą buvo leidžiama transliuoti toliau ir darau prielaidą, kad skandalingas startas tik padėjo jos populiarumui, nes netrukus nuspręsta ruoštis naujam sezonui, o rinkoje atsirado Farų konkurentas. Sveiki reidų žiūrovai, įvykių daug, tad iškart važiuojame. Pradedame kelionę Baltikum televizijos eteriu. Tai maždaug buvo vakarų Lietuvos, daugiausiai Klaipėdos Farų atitikmuo, kurią Baltikum televizijoje kūrė bei vedė žurnalistas, redaktorius Gintaras Vaičekauskas. Kadangi šiandien ne apie šitą laidą daugiau neišsiplėsiu, bet privalau parodyti šitą turbūt garsiausią laidos fragmentą, kai operatorius susidūrė su netikėta įtariamojo gynybos priemonė. Geras esat biški. Ką? O smarvė, o viešpatį. Sėdėk. Paperdžiau. Tai tiek apie reidą, o dabar sugrįžkim prie Farų. 2002-aisiais startavo antrasis Farų sezonas ir šis buvo transliuojamas jau kitame TV kanale. BTV traukiasi į šalį, atvyksta TV3. Džiugu pranešti, kad šito laikotarpio Farų vis dar galima rasti interneto pakampėse. Ir už tai turėtume būti labai dėkingi, nes šitie senieji epizodai išties įspūdingi. Juose ne tik užgimė viena unikaliausių ir turbūt mano mėgstamiausia laidos legenda, bet šie epizodai taip pat veikia kaip puikia laiko kapsulė, nuostabiai atspindinti to meto Lietuvos vaizdą. Nors po nepriklausomybės atgavimo jau buvo praėjęs visas dešimtmetis, po laukinių 90-ųjų dėl įvairių faktorių, įskaitant vyraujančią korupciją, policininkų baudėjišką kultūrą, menką pareigūnų paruošimą ir mažą institucijos finansavimą, pasitikėjimas policija buvo rekordiškai žemas. Ką nors matėt, ponia? Svarbiausia, pašalvų tai padėkot, jo? Visą laiką policininkai yra blogi, bet jūs nežinot, ką jis padarė.
Kai ką nors muša, tai visi praeina pro šalį. Kai policija ką nors ima, tada policija blogai. O ekonominė situacija šalyje buvo ne ką geresnė. Po 94 metais prasidėjusios Lietuvos bankų sisteminės krizės ir dėl vėlesnės 98 metų Rusijos ekonominės krizės padarinių, Lietuvos gyventojų optimizmas dėl ekonominės situacijos buvo drastiškai sumažėjęs. Taigi gyvenimas mūsų šalyje nebuvo pats geriausias. Todėl ir daugelis to meto pareigūnų atrodė kur kas kukliau. Ir įprasti nusikaltimai buvo kitokie, atspindintis to meto sunkumus. Senųjų farų epizoduose užfiksuota tikrai nemažai smulkių vagysčių. Be paprasčiausio degalų ar metalo vagimo taip pat buvo apiplėšiamos moteris, atimami jų rankinukai. Kaip? Ko moterį apiplėšė? Nebyliu iš tikrai. O tai iš kur dokumentai moteris? Aš nežinau, kažkaip net keista buvo. Keista? Kažkas bakarius bėga, kažkaip net prasidemas viską. Eikit. Nežinau, kažkaip. Gerai, aiškus. Taip pat vagiami automobilių bamperiai. Buvo gautas pranešimas, kad neša buferį kiemais ir atvykus į įvykio vietą buvo rastas buferis, paskui sulaikyti jaunuoliai. O kartais ir butai apšvarinami. Rankas! Žemės, žemės. Ir kaipgi nepaminėjus pagrindinio to meto smulkaus vagies lobio – magnetolos. Mano maisto šaltinis magnetolas. Kiek nori? 80. 80 šitą gaitį. Nu gerai, 70. 70. Hujem visi. Tuo metu jaunimas irgi buvo kur kas rimtesnis. Iš VPK buvo gautas pranešimas, kad Taikos prospekte prie Buities rūmų moteris sulaikė vaikus, kurie uostė klijus. Čia mano draugas! Čia mano draugas! Čia mano draugas! Jisai mane kalė pavadino, jis mane pok norėjo. Piemburnis. Ir šie jaunuoliai dar už bazarą atsakydavo. Aš pirmą kartą geriau. Kodėl čia pardavėjas gazinė, sakai, susprogdinsi traileris visus. Jinai čia prijuoja, vapšė. Vapšė? Nu. Susigalvoja? Nu. Tai nesprogdinsi? Tai atsakau ant gaičių, kad aš nieko nesakiau. Atsakai? Atsakau. Ant ko? Ant gaidžio. Be abejo, be užpuolimų ir vagysčių buvo kitų įdomių tą laikotarpį puikiai atspindinčių farų siužetų. Štai kaip šitas labai stiprų ankstyvųjų 2000 metų dvelgsmą turintis epizodas, kai iškviečiama policija, nes buto palėpėje vėlai vakare girdimi keisti garsai. Ir atvykus pareigūnams paaiškėja, kad kažkoks bičiukas tiesiog vedė internetą. O ką jūs čia veikėt? Kas? Ką vedat? Internetą vedat? Kokį čia progą šio internetą vedat? Ne, čia kam. Turit leidimą? Ką? Dabar? Kas čia yra, parodykit. O kur privažiuoti? Leidai. Ką darot, žmonės skundžiasi? O tu sugalvojat vesti tą internetą tokiu momentu? Dokumentus daug. Nu, teks susirinkti savo daiktus. Ir visą šitą darbą pradėti rytoj. O priedui šioje laiko kapsulėje turim užfiksuotą dar vieną įdomų faktą. Pasirodo, tų laikų TV3 farų transliacijos metu eterėje galėjai visai Lietuvai perduoti savo žinutės, bet šios jau sunkiai įžiūrimos žinutės atrodo buvo kur kas ramesnės nei pastarųjų laikų. Vaikinukas 25 metų negėjus, labai norėtų pasikalbėti su vaikinu, taip pat negėjumi. O be tą laikmetį atspindinčių įdomybių be abejo netrūko ir įvairiausia plauko įsimintinų veikėjų. Bet pradėkim nuo šiek tiek mažiau žinomo, bet vis tiek legendinio video pavadinimu Peiliai vaikšto arba Ateik į salę pasportuosim. Iš vyriausio policijos komisariato buvo gautas pranešimas, kad prie vieno iš Vilniaus barų vyksta muštynės. Važiuojam patikrinti minėtą informaciją. Negaliu visko čia parodyti, bet policija atvažiavo pas 3 akivaizdžiai sužalotus ir tikėtina neblaivus vyriškius, kurie teigia, kad jiems viskas tvarkoje. Viskas tvarkoj, viskas gerai. Jeigu yra galimybė, nuvežkit namo ir... Ir tada netikėtai parodoma, kaip operatorius atsitiktinai užkalbina kitą įvykio dalyvę. Sakyt, kas čia mušėsi? Jūs mušėtės? O kas sumušė mane? Aš nusirengsiu, parodysiu tau, kas sumušė mane. Dabar va. Nu dabar, niekas nesumušė, niekas, Mes biški pabendravom ir viskas, jūs pabendravot? Taip, mes draugiškai pabendravom, ten nepasidalinom merginą ar kas dar ten.
Nu ir viskas, nu, o bendra... neturi jie, ne. Jūsų pretenzijų neturi. Jie neturi, mes neturim. Atėjo dar 2 girti, kurie pasirodė ir sumušė šitos 3 nukentėjusius. Įtarimuosius sulaikėm. Aišku, sunku pasakyti, ko jie ten vėl grįžo į tą pačią vietą. Kartais sako, atsitinka taip. Tada veiksmas keliauja į komisariatą, kur vėlgi negaliu visko parodyti, bet esmė, kad vienas iš įtariamųjų niekaip nenusiramino po įvykio. Žiūrėk, tu mušėsi, ne su jais. Aš nemušėjau, aš išėjau. Kai pradėjau į galvą, ką man daryti? Tai palaukit, vyrai, palaukit. Ką palaukit? Pėlės vaikšto, o tai palaukit, ką daryti? Palaukit. Tai palauk, biški palauk, ateina, biški palauk, policija ateina. Tai tiek apie šitą siužetą, dabar keliaujam į kitą iškvietimą. Gautas pranešimas iš vyriausio policijos komisariato, kad Nematytės gatvėje prie darželių jaunuolis muša merginą. Važiuojam į vietą. Pareigūnai vėliau sėkmingai sulaiko itin stilingą įtariamąjį. Kaip tu su pareigūnu jaunuolį kalbėjai? Oi, pareigūnas, kas čia per... Jaunuolį, aš uždėsiu tavo antrikis, jeigu ne. Uždėk, už ką uždėsiu? Uždėk. Bet transportuojant kyla šiokių tokių bėdų. Tai čia tavo jėgas. Kaip tu galvoji, jeigu pasijungi? Imtynės gal ką? Bet imtynės netruko ilgai ir porelė vėliau sėkmingai pristatyta į komisariatą. Ta ankstyvosios Lietuvos romantika. Tačiau tais laikais tikrai ne visiems sekdavosi su romantiniais reikalais. Pusnuogis vyriškis įbėgo į mišką, mes pradėjom vytis ir kažkur gal 50 metrų nuo pačio takelio jis buvo pagautas, kai sėdėjo krūmuose. Mes priėjom, pradėjom aiškintis ir pamatėm, kad jisai be kelnių, tik su marškinėliais. Turėjo su savim rankose, laikė diržą ir kelnis ir turėjo dar žurnalą. Pas mus su paprašytas apsirengti, nenorėjo, prašė palikti ramybę ir eiti savo keliu. Tai žodžiu pagautas eilinis apsinuoginęs iškrypėlis, bet kas nustebino, tai netikėtas šito vyriškio pasiteisinimas, kodėl jis rastas be kelnių. 4 dienos aš myžu į kelnes. Ne myžu, aš šiku į kelnes. Tai gal reikia pas medikus kreiptis? Užteks apie meilės reikalus, atėjo laikas aptarti tikrų tikriausią ir turbūt seniausią laidos Farai legendą. Net ne legendą, o dievą. Labas vakaras, Tam. Labas vakaras. Kaip jūs čia pakliuvote? Aš grįžau kelisamet iš Bizdiluškis. Iš šimtamečio urvo. Tai o kodėl nusirengęs jūs? Aš turiu būti bendrai nusirengęs būti. Taip, pilnai. Tai čia jūsų rūbai guli? Ne. Ne jūsų? Ne. O kieno? Kažkoks andžiulnikas ėjo po žalį. O kur jūsų rūbai? Dievai rūbų nenešioja. Dievai rūbų nenešioja? Taip. O gal galite parodyti, kaip jūs čia patekote? O aš pakilau ten ir paskui grįžau. Kad geriau suprastumėt, kur vyksta veiksmas, štai kaip atrodo ši vieta vidury baltos dienos. Esam Gedimino kalno pakalniai, bet grįžtam prie esmės. O kaip jūs apskritai čia, kur jūs čia buvote? Aš Žaltys. Žaltysis? Taip. Arba Lietuvos, Madrido, Saulės, sūnus, karalius, dėdė ir anūkas. 3 asmenyse. Na, aišku. Tai čia ne jūsų kelnes norite pasakyti? Ne. Ta kur jūs savo rūbus palikot? Taigi sušalsit? Man karšta. Karšta? Taip. Saulės sūnus. Saulės sūnus. Va, Kvatro atvyko. Ne. A kur jūs gyvena tamsta? Olimpikdžis. Kur? Olimpikdžis. Čia Olimpo kalnas? Taip. Aišku. O ne, bet o Vilniuje. Jūs Vilniuje dabar randate? Uno Vilencis, taip. Nu, tai adresas koks jūs Vilniuje gyvenate? Centuris. Uno Centurionis. Ta prasme. Jūs galite lietuviškai man išaiškinti? Jūs esat keturiukas, aš esu 5. Jo. Nes mes esam dabar pas šestą. Pas kurią? Šestą, aš gimdysiu. Už 15 minučių. Jo? Lietuvos laikų. Taip.
12 valandų, kada paskutinis laikrodžio dūžas numuš. Vidurnaktį prasidės nauja era. Čia. Mes čia finalą ir taip toliau. Taigi nauja era jau prasidėjo, naujas tūkstantis metis. Nauja era. O kokia čia nauja era? Madrido era. Arba Uno Palerius Centronis. Taigi, išsiaiškinom, kad Madrido Saulės sūnus karalius dėdė ir anūkas netrukus gimdys ir prasidės nauja era – Madrido era. Bet prieš tai vyriškis pasiprašo pareigūnų pagalbos. Jūs mane galite iškelti. Be abejo, ateikit. Ir prasideda gelbėjimo operacija. Nu, čia dabar atsargiai reikės įlipti. Oi, mama. Nu, bandom. Be, aš to sakiaugi. Paleisk mane. Pirmas bandymas dėja nelabai sėkmingas, bet vyrai nepasidavė ir po truputį kilo aukštyn. Atgal trauk. Pal. Mama mia, kartos, kapartų sūros. Kelkitės. Kažkiek tai irgi vyrai gimdo, o ne moteris. Ne, aš supratau. Nu, kelkitės ant kojų stokitės. Negaliu. Kojų neturi Saulė. Nu, tai ant kažko taigi vaikštot? Nu, tai Saulė, tekėk. Tekėkit Saulė. Teku. Į viršų. Nu, kryžiau, davai, rankas į Saulę. Gimdysim dabar. Už 5 minučių. Žiūrėkite, man. Atsargiai. Nu, paimkit ir iškelkit mane. Aš jau paskui neišpats. Taigi, galiausiai sėkmingai pasiektas viršus ir išgirstame policijos pareigūno situacijos įvertinimą bei trumpą pokalbį su šita neeilinė persona. Vyriškis, pagal mane tai nuo jos sklinda alkoholio kvapas, gal biškai išgėręs. Sunku pasakyti, kas šiame jam čia pasidarė. Į trečią policijos komisariatą. Aš kur žinau? Jo, žinau. Iš kur? Mano valdos. Aš su trojka. Arba 9-ukas. 3-9. Sunku, gal alkoholis paveikia taip žmogų. Kiek jų metų? Man? 3,5 minus, plus minus, okei. Milijardus, mūris, nūrus, aktus, ikturus, antus piktus agus, ale kurus mirus, al siktus moris, centurus mirus metų. O lietuviškai žodžiais kiek čia būtų? 3x milijardus arus. A kaip jūsų pavardė bus? Mano? Taip. Don Antonio de Sabotinį. Sabotinį? Taip. O lietuvišką turit pavardę? Antanas Suvačius arba Šventas Antanas. Šventas Antanas, o pavardė? Šventai Antonijai. O pavardė, pakartokit, prašom. Sabotinį. Ne, nu čia aš supratau, čia iš kitur. Subočius. Ai, Subočius. Subočiais. Aišku. Arba Kunigaikštis Kunas. Ir lygtais viso šito dar nebūtų užtekę. Prieš pat pasodinant jį į greitosios automobilį, Don Antonio de Sabotinį dar spėjo šiek tiek pasišakoti prieš policiją. Gerai. Prašau. Ačiū. Ir tai pasibaigė šis legendinis siužetas su išties neeiline asmenybė, kurią internetas vėliau pramins Saulės dievu. Tačiau dar 2006 metais įkeltame vaizdo įraše jis pramintas kitų vardu – šamanas. Ir nors buvo žmogus parašęs man į elektroninį paštą su prašymu surasti daugiau informacijos apie šitą legendą, shout out ryti su draugais, bet mano atsakymas paprastas. Ką aš galvoju, aš viską žinau, blit. Kas aš toks, kad aš viską žinočiau? Gal komentaruose atsiras kas nors su daugiau informacijos, gal ne, bet kokiu atveju per tuos seniausius epizodus farai sugebėjo paduoti tikrai neblogo turinio Lietuvos auditorijai, bei tiesiog puikiai įamžino tuometinių laikų iššūkius ateities kartoms. Tačiau žengiant į 2004 metus šalyje prasidėjo permainų laikotarpis. Kaip tik tais metais mūsų valstybė sėkmingai įstojo į Europos Sąjungą, aišku buvo ir kitų reikšmingų įvykių paįvairinusių Lietuvos kasdienybę. Oi, nu išlaužė ranką banditas. Paksa geriausia, nes viską pas Dievą gali. Ir
Šita tuometinė permainų dvasia atrodo palėtė ir laidos Farai kūrėjus, nes naująjį sezoną buvo nuspręsta atidaryti su patobulinta policijos realybės dramos versija ir su nauju pavadinimu. Prasideda naujas laidos etapas. Farai evoliucionuoja į komandą. Atsinaujinusioje laidoje pradėta rodyti ne vien policininkų, bet ir kitų valstybės tarnautojų, įskaitant kariškių, ugniagesių bei aplinkosaugininkų darbo siužetus. Bet iš išlikusių prieinamų laidos epizodų susidaro įspūdis, kad tokių išskirtinių siužetų būta nedaug. Ir didžiąją laidos dalį toliau sudarė daugmaž tie patys Farams įprasti policijos pareigūnų darbo kadrai. Bet prieš aptariant pačius garsiausius komandos periodo epizodus, reikėtų užsiminti, kad už poros metų po laidos šis projektas vėl pakeitė pavadinimą į Komandą 2. Ir kaip rašoma maga.lt straipsnyje, laidos laukia dar daugiau pasikeitimų. Labiau išplėsęs bendradarbiavimas su įvairiom valstybiniam tarnybom bei pažadėti laidos istorijoje dar niekada neregėti kadrai iš užsienio. Cituoju, TV3 žiūrovo laukia išskirtiniai laidos Komanda pasakojimai iš Kosovo provincijos, Serbijos ir Juodkalnijos. Ar šie epizodai įvyko, atsakyti negaliu, bet iš kelių išlikusių Komanda 2 fragmentų vėl matosi daugmaž tas pats Farams įprastas vaizdas. Vėlus vakaras, Kaunas. Gaunamas pranešimas apie šančiuose triukšmaujančią ir praeivius užkabinėjančią jaunuolių grupę. Bet nesupraskite manęs klaidingai, nors bendraja prasme laidos pamatinė idėja ir nelabai pasikeitė, palyginus su tais seniausiais Farų sezonais, komandos periodas atnešė kelis labai reikšmingus pokyčius, turėjusius didžiulę įtaką vėlesniai laidos raidai. Apie tai dar išsiplėsiu, bet kad geriau suprastumėte, apie ką eina kalba, apžvelkime įsimintiniausius komandos periodo siužetus, pradedant nuo Pono Byno. Vienas iš ryškesnių tuometinių siužetų buvo su šiuo į legendinį Poną Byną panašiu jaunuoliu. Ir šito palyginimą visai ne aš sugalvojau. Niekas man nesako, Ponas Bynas irgi nėra durnelis, jis tik apsiminta durneliu. Viso epizodo nerodysiu, bet vaikinas tiesiog pasimaišė policininkams nagrinėjant kitą iškvietimą ir pareigūnų dėmesį pagrinde patraukė, nes atvirkštiniai Ponas Bynas tikrai neieškojo žodžio kišenėje. Kas toks? Sakinys, kas toks? Aslas, tu gali ilgai negyventi. Aš tavo veidą matau, po šiai dienai, ne? Pas mane netokių žmonių, kai tu esi, ne? Tu filmuoji. Du filmuoji, jūs liausiai jaučiatės, ne? Filmuoji, karočią, filai, du balai filmuoja, paplojam, karočią, vyrai. Prašom, praeikit, vyrai. Ir bičiukas galiausiai buvo sulaikytas už alkoholio vartojimą nesulaukus tinkamo amžiaus. Taigi, net esant stebėtino panašumo į aktorių Rovaną Atkinsoną, nevertėtų gatvėje elgtis kaip kokiam Ponui Bynui. Tai tiek apie šį veikėją, tad keliaukim prie kito, dar ne pačio garsiausio, bet tikrai pačio ekstremaliausio laidos momento. Štai gaunamas pirmasis pranešimas. Ant namo stogo atbrailos pastebėtas vaikščiojantis žmogus. Pareigūnai greitai nuskuba į įvykio vietą, kur pamato šiurpų vaizdą, kurio dėja šitoje platformoje negaliu pilnai parodyti. Karo ligoninės 3 žmogus laipo sienomis ir nuspręsim, kad... Pavojingą situaciją išvydęs Kauno policininkas Dalius Maskela greitai imasi veiksmų ir pradeda bendrauti su vyriškiu. Atei pašnekės! Kuris tavo būtas, šitas, ar ne? Pareigūnai negali budrumo prarasti nei vienai sekundai. Betoninių. Čia yra maždaug 4 aukštas. Nerijau! Lipk ant stogo! O kur dabar eini? Ką? Pas kaimyną? Tai nusileisk prie savo būto, per laiptinę nueis pas kaimyną. Bet susitarti lengvai nepavyksta. Tu visą praklausiau, gaisrininkai važiuoja turbūt, taip? Man nereikalingi, mes medikus jau išmetėm. Gaisrininkai skubiai reikalingi, mes negalim patekti per laiptinę dabar ant stogo. Kol Dalius palaiko su drąsuoliu pokalbį, kiti pareigūnai visais būdais bando pasiekti pastato stogą. Pastangos greit nepasteisina, bet vėliau tam pačiam Daliui pavyksta surasti praėjimą. Ir mūsų veiksmas keliasi ant stogo, kur prasideda įtemptas pareigūno bandymas saugiai išspręsti itin rizikingą situaciją. Ar girdi? Būk protingas vyras, ką? Neri, manęs nepažįst? Nerk. Turiu rūkyčią. Turiu rūkyčią. Duos, nerk.
Ateik pats pasimk, va. Po įtemptų diskusijų už palaidų plytų vos besilaikantis vyriškis pagaliau susigundo pareigūno pasiūlymu. Niek, aš tas tikrai negrėpsiu. Nepridarbį. Aš tas tikrai negrėpsiu. Aš žinau, kad tai nepaimsiu. Aš žinau, kad aš negrėpsiu tave. Gerai, tada. Niek, aš tau daviau žodį, teisingai, ką? Daviau žodį, kad įpilsiu aš tau 200 gramų. Jeigu elgsi sportingai. Gerai? Sutarėm? Noriu susigarą. Kokiam pinigų? Kokiam būtų? Ne, būk protingas, būk dedas. Atsirinkas, pridėk. Bet situacija dar neišsisprendžia, o Dalis toliau visais būdais bando prikalbinti Nerijų prisėsti šalia. Gerb, būk protingas, ką? Ateik paprikolis. Agir, jau galvoji man, sėdant ant to. Ateik, sėd, nieks tas negrėž. Sės, aš tau daviau žodį, nieks negrėž. Sargi. Nu, kam tas širkus vyti, ką? Kam treti? Susipykai su ko nors? Susipykai su ko nors? Du. Susipykai su ko nors? Įpilk 200 to. Lipom nuo stogo, ką? Man čia visai nejauku, žinau. Jeigu česnai, aukščiai griobė, tai aš užlipau. Varom. Lip, aš tai prilaikysiu. Tikrai nepiktai. Draugiškai. Štai, kad aukščiai bijau. Lipam, davai. Gerai, stok jie. Padėk. Ir galiausiai vyriškį pavyksta sulaikyti. Itin sudėtinga situacija pagaliau išspręsta, be kur kas baisesnių pasekmių, didelė dėka mano jau nekartą kirčiuoto Kauno pareigūno Daliaus dėka. Apie jį mes dar spėsim pakalbėti gerokai vėliau, bet pirmą išklausom jo įspūdžius po šito įtempto įvykio. Jau vienu momentu, žinok, dariukai galvoju sversi nuo stogo, kai tą plytą paėmiau, tą plytą aš nepajudėjau ir susviravo, tas jau sviravimas. Vaikelį. Matė, kai jis užlipo ant tos stogo. Ir kaip paėmė tą plytą, nufilmuoja, Dariau. Bet šis siužetas net nebuvo pats garsiausias komandos periodo įvykis. Populiariausias laidos epizodas įvyko šiek tiek vėliau ir taip pat yra susijęs su Kaunu, tik šiek tiek kitaip. Garsioji eks-Kauno mero amžinatilsį Vytauto Šustausko avarija. Vėlgi, visko parodyti negalėsiu, bet visa esmė, jog 2005 metų gegužę pareigūnai gavo pranešimą, jog prie kelio Klaipėda-Vilnius automobilyje sėdi girtas vairuotojas. Budintys policijos patruliai gavo naują iškvietimą. Greitkelyje Klaipėda-Kaunas pakelės užeigoje pastebėtas iš pažiūros neblaivus vairuotojas. Atvykę policininkai išvydo prie Naujutėlio Chrysler 300C vairo sėdintį Šustauską, bet bausti nevairuojančio žmogaus nebuvo galima, tad patruliai tiesiog davė politikui įspėjimą. Myliu policiją viską. Klausyk, šefai, tu manęs nematėjęs, tavęs nematėjęs. Ne, jūs nevairuokite neblaivus. Ne, svarbu, pats nevažiuoju. Ne, tai senis, jūra kartu jie, Girdi, ačiū, Vizikas, bet kažkas jau paskambino. Geriau nevairuokite automobilį. Gerai, bet kas tau paskambino? Na, tokios informacijos negauname. Gauni, ne. Gerai, pono Šustauskai, gero vakaro jums. Bet nevairuokite. Sutarėm, geriau pabūkite automobilį. Tada pareigūnai pajudėjo automagistrale ir luktelėjo už kelių šimtų metrų. Po kelių minučių jie išvydo Chrysler šviesas. Šustauskas dideliu greičiu nuskodė į priekį, aplenkdamas pareigūnus, bet neilgai trukus, bandydamas prisidegti cigaretę, Vytautas įsirėžė į priešais esančio vilkiko galą, sukeldamas rimtą avariją. Po smūgio politiko mašina vertėsi net 6 kartus ir buvo visiškai sumaitota. Čia jau važiavom, nežinau, kiek kilometrų čia išeina. 10 panašiai kilometrų, gal taip panašiai persikėjome. Nu tai, bandėm pasivyti, vienu žodžiu, važiavo, matės, lyg vežėjai per visą autostradą važiavo. Gerai, kad dar tik neaišku dar kaip viskas pasibaigė. Bet situacija dėka oro pagalvio baigėsi dar pakankamai gerai, be kur kas rimtesnių pasekmių sveikatai. Kaip sveikata? O gėrė daug šiandien? Labai. O degtinė ar alų?
Šustauskas galiausiai nuvežtas į ligoninę ir tai baigėsi šis legendinės personos legendinis siužetas. Ir nors internete nėra labai daug išlikusios informacijos iš šito laidos laikotarpio, bendrai susidaro vaizdas, kad komandos periodo metu buvo visapusiškai testuojami vandenys, ieškant kaip dar galima patobulinti policijos dokumentinės dramos formatą. Ne vien išsiplėsta su turiniu apjungiant daugiau institucijų, bet ir kur kas daugiau dėmesio pradėta skirti pramoginiam laidos aspektui. Užkadrės balso tekstai pasidarė kur kas išraiškesni. Nevertėtų gatvėje elgtis kaip kokiam ponui Bynui. Taip pat pradėta daugiau eterio skirti gėdingiams neblaivių asmenų siužetams. Šiais laikais dainuoja ne tik bebalsiai minedai, bet ir visi, kas netingi. Ir apskritai visas laidos montažas perėjo į kitą lygį. Pradėta naudoti įmantresnius perėjimus ir įvairius vaizdinius elementus, norint pabrėžti kokį tai bairį. Laida po truputį pradėjo panašėti į tai, kas ateityje taps daugmaž įprasta. Ir šitie pasikeitimai projektui tikrai suteikia daugiau dinamiškumo bei asmenybės palyginant su pirmaisiais Faro epizodais. Bet analizuojant retrospektyviai, galbūt ir buvo kažkiek perspaustas su eksperimentavimu iš vizualinės pusės, bet tuo tik reikėtų pasidžiaugti, nes dėka šito novatoriško požiūrio gavom itin įspūdingą ir gan netikėtą policijos kalėdinį sveikinimą. Rimtas dalykas. Čia Laplandijos komisaro dovana jums. Malonu. Palauk, parodysiu, kaip jisai veikia, žiūrėk, matai. Prašau. Dėkui, senelį. Laplandijoje policija turbūt pajėgesnė turėdama tokius projektus. Nu, žinoma, tokiais ginklais kur kas rimčiau galima tvarkyti. Šita laidos ekspresyvumo ir netradicinių idėjų dvasia, manau, puikiai atspindi ir tuometinę Lietuvos situaciją. Buvo bandomi nauji dalykai ir brėžiamos ribos. Dabar taip, jūs esat visi saugus su manim, visi saugiai keliausit, kol jūs esat šalia manęs, jūs esat visi saugus, kas kam neaišku. O jaunoji, nepriklausoma Lietuva po truputį žengė į platųjį pasaulį. Sėkmingai įstojome į Europos Sąjungą ir artėjame prie prisijungimo į Šengeno zoną, šalyje kūrėsi užsienio kapitalo bankai, optimizmas kilo, ekonominė situacija gerėjo, viskas atrodo klostėsi puikiai. Bet visai čia pat laukia du sunkiai nuspėjami likimo vingiai, kurie turės įtakos ne tik tolimesniai Faro laidos eigai, bet ir visos mūsų šalies likimui. 2007 metų lapkričio 7 dieną. Skuodo policininkas Saulius Paulikas bei kitas patrulis Mantvydas Kringelis važiuoja BMW markės automobiliu Skuodo rajono Aleksandrijos kaimo centre. Automobilį vairuojantis galimai neblaivus pareigūnas Paulikas nusprendžia palenktyniauti su šalia važiuojančiu Audi markės automobiliu. Policininkas apie 2 valandą dienos pasiekė apytiksliai 105 km/val greitį vietoje, kur leistinas yra tik 50. Ir šitų milžiniškų greičių link pagrindinės kaimo mokyklos atskriejantis Paulikas Liepų gatvėje nebesuvaldo savo automobilio ir įsileista į kairę kelio šalikelę, sukeldamas neįtikėtinai šiurpią avariją. Vienas policininkas rėžėsi į vaikų būrį ir 3 užmuša, kitas padeda jam pabėgti. Ar jūs pats galite tai laikyti nelaimingu atsitiktinumu, ar greičiau be galo skaudžia išraiška to vėžio, kuris yra apraizgęs visą policiją? Jūs labai teisi, iš tiesų tai yra didelė liga, tai yra baisi bėda policijos sistemoje, nors manyčiau, kad ne tik policijos sistemoje, bet ir visuomenėje tas abejingumas įstatymams, jų nesilaikymas ir aš matau, iš tiesų, dalis policijos pareigūnų užsidėjo uniformą, užsidėjo uniforminę kepurę ant pečius, jie jaučiasi drąsesni ir leidžia savo daugiau, negu kad jiems priklausytų. Tai iš tiesų yra labai blogai. Gerai, komisarė, aš tikiu, kad jūsų ašara tebūnie bent kiek sušvelninanti tų vaikų tėvų skausmą, nes nebebus dienos šitam gyvenime, kad jie net nepagalvotų apie tuos, kuriuos mylėjo.
Visa šalis sukrėsta. Žmonės išeina į gatves. Prasideda protestai ir gedulo akcijos. Pasitikėjimas policija smunka nuo 35,5% iki 24,6%. Iš postų po įvykio traukėsi ištraukoje kalbėjęs tuometinis policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius bei vidaus reikalų ministras Raimondas Šukys. Pradedami policijos valdymo sistemos pertvarkos darbai, skirti pakeisti įstaigos santvarką iš esmės ir atitolti nuo susiformavusio represinės institucijos įvaizdžio, o kaltininkui Skuodo Budelių pramintam ekspolicininkui skirta 9 metų laisvės atėmimo bausmė, iš kurios atlikęs 3/4 jis bus lygtinai vėl paleistas į laisvę. Ir daugmaž tuo pačiu metu, kai Lietuvoje visas dėmesys buvo nukreiptas į šią tragediją, už Atlanto vystėsi kita pasaulinio masto problema. Nesena ekonominė krizė, supurčiusi visą pasaulį, panaikinusi daugybę darbo vietų ir ištirpdžiusi žmonių santaupas. Atlaidžios būsto paskolos, rizikingi bankų skolinimo svertai ir taip toliau. Į smulkmenas tikrai nesivelsim, užtenka suprasti, kad JAV ekonomikai, tai kartu ir didžiai pasaulio daliai, prasti popieriai. Prasideda 2008 metų pasaulio finansinė krizė. Į Lietuvą vėl atkeliauja ekonominės sunkmetis, išaugęs nedarbas, padidėjęs nusikalstamumas ir taip toliau. Tai reiškia dar daugiau darbo jau ir taip su milžiniškais sunkumais susiduriančiai tuo meto policijai. Ir su visa šita ekonominė bei policijos reputacijos suirute 2008-aisiais užsibaigė ir laidos komanda era. Bet liūdėti ilgai nereikėjo. Dabar, kai visuomenė išgyvena krizę, o nusikalstamumas kelia galvą, į TV3 eterį sugrįžta kultinė, nepagražintos socialinės dokumentikos laida Farai. Apie krizinių farų laikotarpį ir pačias garsiausias laidos legendas pirmieji pamatys tik Vestro Contribui rėmėjai. Taip pat Contribui nariams paruoš specialų surprizą – N18 uždraustieji farai. Tai bus serijos, kuriuose parodysiu viską, ko negaliu įdėti į YouTube. Ir patikėkite manimi, patys įdomiausi ir net kraupiausi laidos fragmentai bus būtent ten. Tad jei norit prisidėti prie Vestro kanalo veiklos ir pamatyti dar daugiau ekskliuzyvinio turinio, skenuokit QR kodą arba spauskite pirmą nuorodą aprašyme ir nepamirškite užsiprenumeruoti Vestro kanalo, kad nepraleistumėt naujų dokumentinių video.